Sveiki, čia tinklalaidė su kitokia realybė, kur susitinka tikros žmonių patirtis su psichologijos mokslu. Su jumis sveikinasi projekto įkūrėja Rūta. Ir aš, Fausta. Šiandien kalbame su Agne Paškevičiūte, praktikuojančia psichologė, kuri yra kelyje tampant kognityvinės elgesio terapijos psichoterapeutė. Tad šiandien ir kalbėsime apie šią terapijos rūšį, kam jinai yra veiksmingiausia. Taip pat paliesime ir streso temą, kaip stresas mus veikia ir ką galime padaryti su juo čia ir dabar, kad mažiau jį jaustumėme. Prenumeruokite mūsų kanalą ir pirmi sužinokite apie naujus epizodus. O dabar keliamės į patį pokalbį. Labas, Agne. Sveiki, sveikos. Yeah. Labai gera tave čia turėti. Agne yra mano kursiokė, kartu baigėme psichologijos studijas. Ir nors atrodo jauna, bet visgi moteris su patirtim Agnė yra ir psichologija ne pirmoji tavo profesija. Anksčiau dirbai su duomenimis, jeigu neklystu. Galėsi patikslinti, bet iš karto noriu užduoti klausimą, kaip atsidūrei psichologijai. Jo, tai iš tų pateiktų jūsų klausimų tai buvo vienas iš tų, kur reikėjo taip truputėlį pamastyti, pagalvoti, tai kaipgi čia tą savo kelionę pristatyti, nes iš tikrųjų tai psichologija yra mano trečias įsilavinimas, jo, ir aš neatsidūriau joje taip, kaip daugelis, sakykime, mano grupioko pabaigė 12 klasių ir jiem kažkaip tai labai buvo aišku, kurie čia eis ir, sakykime, didžiai daliai, sakykime, ir tada pasirinkėtų tą psichologiją, nes, taip jau. Jo, mano laiku kažkaip tai ta psichologija iš viso aš net nesvarsčiau tokios, mano aplinkoje net nebuvo. Ta prasme, toks buvo gal biški tabu, tai tokio svarstymo net nebuvo. Ta prasme, tada ėjai tenai, kur, nežinau, įstojai, kur yra populiaru, nes mokiausi aš gerai. Tai va, tai šiaip aš teisę esu irgi baigus dar, tai va, dirbau aš ilgą laiką teisinį darbą, vadovaujantį ten virš 15 metų, o ta psichologija pas mane atsirado gal prieš kokių metų, aš taip bandžiau skaičiuoti, galvoju, prieš 10 gal kažkokiu tai metų. Jo, tai galvoju, tai kodėl iš viso mano gyvenime atsirado. Ir vėl prisimeni, kad atsirado tada, kai buvo labai nepatogu, nesmagu, gyvenime buvo labai daug kažkokių tai iššūkių. Ir tada atsiranda, tie, nežinau, vidurinio amžiaus krizė, ta vadinama egzistenciniai klausimai visokiausi, tai ką aš veikiu šiam gyvenime, ką aš iš visų turėčiau daryti, o čia ką tai, toks gyvenimas ir bus. Ir tikrai tada kabinete sėdėdama, aš taip ir galvodavau, tai viskas, ta prasme, taip, ką aš čia darau, tai čia dabar iki gyvenimo pabaigos darysiu. O viduj tai, toksai, man biški mažoka vietos. Dabar tie rėmai, kuriuos aš buvau įdėta, jie man buvo truputėlį per siauri. Ir šiaip tada gyvenime pradėjo tokių situacijų atsitikti, kur, toks jausmas, kad kartojasi ir tada irgi iškyla toksai klausimas. Tai kas su manim negerai? Kodėl? Ir vėl, o kodėl? Tai... O kokios situacijos, pavyzdžiui? Gal ten taip į detalės nesileiskim, bet darbe, pastoji tokios situacijos, kur, labai nemalonios, sakykime, ir man skaudžiai kainuoja. Ta prasme, visais atžvilgiais, ten tiek emociškai, tiek ir iki finansinių dalykų dėjo. Ir kai kelintą kartą tai atsitinka, tikrai savo keli klausimai, tai kas su manim negerai yra. Ir tada ta kelionė prasidėjo nuo tokių paprasčiausių seminarų. Eini į seminarus, tokius savaitgalinius moterų tenai susibūrimus. Ir tu matai, tenai pabūni, kažkur kažką tai sužinai, ir vis tiek to neužtenka. Tada atsirado tokie didesni mokymai, tenai pusės metų. Tada į gyvenimą atėjo tenai mindfulness irgi metų, tokie mokymai lygtais ir tada, tu matai, kad net ir to tau neužtenka. Ir tada irgi buvo toksai gyvenime momentas, kur, sakykime, gal kertinis toksai, kur tie pokyčiai atsitiko, kur jau tikrai savo pasakiau, come on, tai kas čia taip vis nutinka. Ir tada, galvoju, reikia pasižiūrėti, tai kas čia su manim negerai, kas čia su manim negerai. Tai va, tai ta psichologija taip ir gavosi, kad aš ėjau į psichologiją iš tokio truputėlį sunkumo, noro patyrinėti save, žodžiu, pirmiausiai, o po to viskas įsirutulioja, tai ką įsirutulioja. Ta prasme. Ja, tai toks tas psichologijos kelias pas mane.
Šiaip aš irgi, kai apie save galvoju, tai, nu, visi, kas į psichologiją stoja, tai vis tiek galvoja apie žmogų, kad, nu, svarbiausia ten žmogus, klientas. Aš taip irgi pagalvojau, kad, nu, jo, pirmiausia, aš save norėjau taip truputėlį pasityrinėti, kas čia yra. Bet galvoju visą gyvenimą, tai vis tiek aš dirbau tokius darbus, kur aš apie žmogų galvojau. Dabar net ir teisinis tas darbas, vis tiek aš dirbdavau su klientais. Ir visą laiką gindavau, nu, tą tokią pažeidžiamą pusę, ne? Ta pusė, kuri yra, nežinau, verslas, ten įmonės stiprus tokie atstovai. Bet, nu, gindavau tą, kuris silpnesnis yra. Tai vis tiek tai apie žmogų. Ir mokymus visokiausius, kur vedžiau, ir irgi apie žmogų. Ar ten kažką tai organizuoju ir vis tiek apie žmogų išeina. Tai aš galvoju, ta psichologija, tai gal buvo biškai kita kryptis, bet vis tiek, nu, į tą pačią pusę, kad, nu, yra pagalba žmogui kažkokiam. Taip. Aš dar vieną klausimą turiu. Nu, tas pokytis vis tiek nėra lengvas. Ką tau jisai kainavo? Ta prasme, ar įmanoma iš viso? Kaip pasiruošti profesiniam pokyčiui? Gal dabar, kai jau perėjai, jau 3 kartą, ne, gal kažkokių turi patarimų, kaip išdrįsti keisti profesiją. Ganėtinai yra, nors vis tiek tarp žmonių, su žmonėm, bet, nu, skirtingos sferos. Nu, tokio vieno recepto, tai gal net ir nepasakyčiau. Dabar net galvoju, į teisę tai aš ėjau, nes, nu, aš tikrai labai gerai mokiausi ir tada, nu, toksai standartas gal net ir dabar yra, kad jeigu tu labai labai gerai mokaisi, tai visi piešia to tas, nu, tokias labai, nežinau, kaip čia pavadinti, tas profesijas tokias, nu, kur statusą atneša, nežinau, ten medicina, Prestižas. jo, prestižas, ten teisė, ta prasme, ten vadyba kažkokia, tai, nu, tai kai tu labai gerai mokaisi, tai visi iš tavęs, nu, irgi toksai lūkestis yra, kad, nu, vis tiek tu kažkur į tą pusę eisi. Tai man tuo metu, nu, sakykim, ten, kai metų buvo, kai, nežinau, po mokyklos aš norėjau tikrai teisę studijuoti. Aš tada atsimenu, ten 12 klasėje reikėjo parašyti ten kažkokį tai laišką, kuom tu būsi ten užaugus ir ten mal po 10 metų jie atplėš ir ten pamatysi, kaip ten ką. Tai aš ten tikrai esu įrašęs, kad aš noriu būti advokatė. Aš kaip dabar atsimenu. Tai jo, tai vėl tai yra kas apie pagalbą žmogui matomai, bet, nu, aš tikriausiai buvau prisižiūrėjęs tų filmų tokių labai fainų, nu, amerikietiškų, kurie ten atstovauja teismuose ir, žodžiu, tenai, tada nu, toksai. Ir pasirodo, kad Lietuvoje tai to nėra. Ta prasme, taip kaip Amerikoje, čia visai kitokia yra sistema. Ir ta prasme, tą teisę pabaigus, aš pakliūnu tada, nu, į tą sistemą, kokia yra pas mus Lietuvoje ir galbūt, nu, šiokio tokio ir nusivylimo buvo, kad, nu, biškai ne taip. Ne, bet tada aš nuėjau irgi tą dirbti teisinį darbą, tikrai tas laikotarpis buvo labai įdomus, sakykime, vis tiek norėjosi karjerą padaryti, tenai vadovauti kažkam, tai aš ir vienoje įstaigoje tai dirbau gal 7-8 metus kažkur tai, nu, ir vis tiek tu po tų metų, nu, galvoji, tai o kas toliau? Nu, tai į viršų eiti nelabai yra kur, į šonus, tai reiškia, nu, tas pats bus. Yeah. Nu, ir tada bandai į šoną, nu, tada pasirenki tada kitą sritį, bet lygiai tą patį, ir tu vis tiek matai, kad, nu, tai tikrai aš labai džiaugiuosi, kai žmonės, nežinau, ten iš karto pabaigia mokyklą, labai žino, kur nori, ką nori, pabaigia mokslus ir dirba, ir tenai, ir džiaugiasi, ir viskas, kai, nu, mano atveju taip nesigavo. Ir Aš manau, kad čia yra ir daugumai išimtis. galbūt jo nesigauna. Aš pati jaučiu, kad nematau savęs dirbant ties viena profesija visą gyvenimą. Aš noriu daug patirti, pavyzdžiui. Jo, tai mano tų patirčių taip ir buvo, tai irgi nebuvo, kad ten po teisės aš ir sugalvojau čia ne psichologiją, tai irgi taip atsėdėjau, irgi ten po visokių seminarų pasiimdavau lapą ir, nu, ten, nu, išrašyk, kas tau geriausiai sekasi, nu, išrašyk, kokios tavo geriausios savybės, nu, išrašyk, žinai, kaip tu įsivaizduoji ten Šitas savo geras. ateitį, ten bla bla bla, nu, tai tuos visus tokius dalykus darai, rašai ir tu matai, galiausiai, kad, nu, vis tiek atsikartoja tie patys žodžiai, tai pasane, ten buvo taip mokymai, organizavimas, tai vat, nu, taip, tai yra tos mano stipriosios savybės, to yra ir dabar, ir dirbant psichologinį tą konsultacinį darbą, to tikrai reikia. Tai, sakykime, tai nėra vien tik tai apie tavo pagalbą žmogui, bet, nu, sakykime, ten yra visų kitų sričių, tai, nu, aš apriepiu visą tai. Tai va, o kaip tą pasirinkti specialybę, tai, nu, aš pamačiau, jeigu taip paprastai kalbant, tai irgi susidūriau, sakykime, ieškodama darbo, kad, sakykime, aš norėčiau tam tikrą darbą dirbti ir man sako, tai, o turi tokį išsilavinimą? Nu, ne, neturiu. Negalime savęs priimti. Į kitą projektą, o, fainas projektas, Agne, kaip tu čia gerai, čia viską padarytum, čia, Nu, gerai, aš noriu ateiti į tą projektą, tai, o turi išsilavinimą? Nu, ne, neturiu. Ir man taip keli projektai taip nuplaukė
Ir, nu, aš sakau, nu, tai kas, nu, vat, kas su manim negerai, nu, tai kodėl čia taip gaunasi, vat, kelintą kartą ir, nu, come on. Nu, tai va, tai tada taip irgi atsitiko, kad, nu, reikia, reiškia, mūsų sistemoje reikia to popieriaus tokio. Taip, Jo, taip. Tai va, būtent. tai galvoju, gausiu ir popierių, ir dar save labai gerai pažinsiu, taip išnagrinėsiu, pasižiūrėsiu kaip ir ką, ir savo naudos, ir kitiem naudos bus. Nu, tai va. Tai toksai. Ok, tai taip rezimuojant, daug savirefleksijos girdžiu, Jo. savęs pažinimo ir tuo pačiu gyvenimo ženklų pastebėjimų. Nu, tarkim mane, kad Jo. reikia popieriaus ir tai irgi tam tikrą prasme gyvenimo ženklai, kuriuos gerai pasiekti būna. Ir Jo, dabar nes esi aš ten, taip, kur esi. aha, aš irgi taip galvoju, iki psichologijos, kaip ir sakiau, ten tokius mokymus baigiau, tai ėjau į coachingą, ten toks pusmečio buvo mokymas, tai irgi, nu, ne šiaip jisai atsirado kažkaip tai. Tai atsimenu irgi ten nuėjau su tokiu konkrečiu tikslu, man ten reikia, žodžiu, spręsti gyvenimo problemą ir sakau, ten man po pirmos dienos saugiklius ten iššaudė, jau antrą dieną ten vadovas tas mokymų jau atėjo šalia mane, sako, tau viskas, žinai, gerai. O aš tokiam pasimetime, galvoju, kas čia vyksta, ta prasme, žmonės kažkokie tai ateina, kažkaip taip mąsto, aš atėjau su pasaulinė problema, o niekas tos problemos nemato, nu, ta prasme, nu, tai jo, ir tada ateina tokie suvokimai, kad, nu, čia nėra tas vienas kelias, kad gali būti daug variantų kažkokio, tai, kad galima ir kitaip matyti, ta prasme, tą mano problemą. Jo, tai va, tai įnešė tokių fainų dalykų į gyvenimą, kur taip, nu, permastai tada, nu, vat, ar tikrai tu darai va tą, ką tu čia turi daryti, ar tikrai čia tas kelias to, kurio tu turi eiti, ar tu čia privalai ten kažkokius tai dalykus daryti. Jo. Jo, ir tada, kai pradedi ieškoti kažkaip tai savęs kituose dalykuose, nu tada, nežinau, kai aš sakau, į visatą išsiunti tą kažkokią tai žinutę, kad nori pokyčių ir tau pradeda siųsti ten žmonės. Tai pas mane į gyvenimą, nu, nežinau, random tokie, kur, nežinau, neįsutikčiau, ateina tokie žmonės ir, nu, ir tave kažkur tenai pasuka, nu, ten, kur reikia. Tai va čia dieną stovi ten, kur stoviu. Tai tikrai su keliem žmonėm dėkinga, kad, nu, vat, nežinau, tas mindfulness mano gyvenime kaip atsirado. Nu, be galo džiaugiuosi, be galo geras įrankis. Nu, ir jis mane atvedė irgi link psichologijos. Ir dabar mes Ir esame šiaip nėra čia. vieno kelio, Jo. nes yra tų kelelių, kur galim pasukti. Aš, pavyzdžiui, irgi visada žinojau, kad noriu žurnalistikos, bet kai reikia įstojau į italų kalbą. Ir mečiau, aišku, Aha. vis tiek tas kelias buvo kažkoks tikslas, nežinau kaip čia, kurį įsivaizdavau visą gyvenimą ir vis tiek laikiausi to tikslo, kad ir įstojus kažkur kitur, bet širdis žinojo, kur jinai nori eiti. Bet tai nereiškia, kad nepasuksiu, vat, kaip tu, Fausta, sakai, kad nežinau, ar aš irgi noriu tos vienos profesijos laikytis visą gyvenimą. Tai tų kelelių yra daug. Taip. Tik reikia irgi pastebėti kartais, kur mes galim patys nukrypti. Tai va, tai gal einam prie kito klausimo. Okay. Šiaip tu pasukai kognityvinės elgesio terapijos tą kryptį. Tai o kodėl būtent atsiradai ten ir kas tai yra, gal gali plačiau papasakoti? Jo, kognityvinė elgesio terapija man patiko, nu, savo tokia struktūra, jinai labai struktūruota yra. Nu, ta prasme, man labai patinka, kai viskas yra labai aišku. Tas struktūruota po irgi. to, taip, todėl, ta prasme, ir ten labai didelis darbas yra su mintim. Ta prasme, tokios labai daug savistabos. Pats Ketas tai jisai ką kalba, kad tiek mintis, tiek jausmai, tiek kūno pojūčiai, tiek mūsų veiksmai, jie, nu, sąveikauja tarpusavy. Ta prasme, ir tada turim pasekmes tokias, kokias turim pasekmes. Tai jeigu mes norim tas pasekmes kažkaip tai pakeisti, tai reikia arba elgesį, arba mintis savo keisti. Jau vien tas pavadinimas kognityvinė elgesio terapija, tai darbas su kognicijom ir darbas su mintim. Mindfulness, kai aš mokiausi, tai vadovas Julius Neverauskas vedė. Nu ir man sakau, kadangi mindfulness žiauriai patiko, aš sakau, po tų mokymų toks jausmas išėjau, nežinau, atradus pasaulį iš naujo, jau visiems pasakoju per mokymus ir juokauju, sakau, nu tokia Lietuva graži man dar nebuvo tą vasarą po tų mokymų, todėl kad, nu, tu labai daug ką pradedi pastebėti, to ko anksčiau nepastebėjai. Nu va, ir kadangi pats Julius Neverauskas, jisai ir kognityvinės elgesio terapijos yra kaip ir pradininkas ir vystytojas ir organizatorius, tai Lietuvoj. kažkaip tai jo Lietuvoje, tai aš į tą pusę ir pakrypau, nes iš mindfulness labai daug kas tenai perėjo, tarsi tie bendri pažįstami bendri draugai, tai aš kažkaip net nesvarščiau, sakykime, kažkokių tai kitų opcijų.
Ir kaip ir sakiau, tai pasidomėjus, kad kadangi ten yra visas darbas, plius minus pagal protokolus, eina tau labai tokius, apčiuopiamus įrankius duoda, labai, ta prasme, iš aplinkos girdėjau tokių daugiausiai atsiliepimų apie šitą terapijos sritį. Galvoju, kodėlgi ne. Ir šita terapijos rūšis skirstosi dar į mažesnes tokias grupės, žinau, schemų terapija. Jo, Ir man rodos, šita integruota šeimos dalių terapija irgi yra dalis keto. Kuo, gal gali dar daugiau išvardinti ir trumpai, Ja, čia dabar taip jaučiuosi biškiai kaip egzamine. Taip, tu žinai. Prašau. Vis toj sąrašiuką visą tikrinsiu, kas tai. Įdomu, aš net pati nežinojau, kad skirstoma yra. Ja, tai dabar ištėrė, žinai, pateikti teisingą atsakymą. Aš dar galiu pasidalinti, aš pati lankiau kognityvinę elgesio terapiją ir mes pradėjom su psichoterapeute visų pirma nuo bendros to pagrindų keto, po to perėjom ant schemų terapijos, nes, matė, kad man netinka fundamentalus ketas. Po to žiūri ir schemų terapija man netinka. Tai tada integruota šeimos dalių terapija ir man tai patiko. Aš iki pat dabar naudoju tas savo skirtingas dalis savy priimti ir suprasti, kodėl jaučiuosi taip ir kodėl jaučiu du jausmus vienu metu, tarkim. Aš tai taip galvoju, bet čia gal irgi mano toks supratimas, kad, ketas nėra, kad jisai ten kažkokias tai turi pogrupius kažkokius, tai čia yra atskiros tos terapijos rūšis, kurios, labai yra artimos ketų ir turi daug keto. Tai jo, tai puikiai paminėjai tenai schemų terapija, dialektinė elgesio terapija irgi iš tos pačios srities yra, kas čia dar priėmimo ir įsipareigojimo yra tokia terapijos dalis. Šita su priklausomybė, man rodos. Jo, kai yra kažkokios tai labai intensyvios emocijos ir aš priimu, kad jos tokios yra ir įsipareigoju ten nieko nedaryti, bet išbūti tą emociją. Tai štai irgi yra labai, labai faina terapija, aš ją naudoju. Dialektinės elgesio terapijos nelabai. O kokios dialektinė yra? Girdėtų, bet dabar neprisimenu. Jeigu taip liaudiškai kalbant, tai kai žmogus labai mėgsta viską kontroliuoti arba labai yra toksai impulsyvus, tenai jau labai, pavyzdžiui, ribinės asmenybės sutrikimą turintis asmenys, tai tenai jo yra, bet sakau, pas mane arba klientų tokių nėra, aš jos nenaudoju, aš ją atsimokiau, viskas yra okei, žinau, žinių turiu, jeigu reikėtų, žinočiau, kur ieškoti, ką daryti, ten irgi įrankiai visi sudėlioti yra, bet jos nenaudoju. Man, pavyzdžiui, iš tų visų, ką mes esam praėję, tai schemų terapija, kažkoks atradimas buvo. Man pačiai, artimiausia, tai mes irgi tam praktikavom labai daug įvairiausių, tai man paėjo. O dėl ko tau jinai artima? Nes pajutau poveikį jos, ta prasme vis tiek mes vienai ant kitų išsibandom tas visas įvairiausias terapijos rūšis ir tu tada pamatai, kas veikia, kas neveikia, tai sakykime, man tai labai suveikia. O kaip ji veikia? Jo, tai tenai pagrindas yra, kad yra keletas režimų, ta prasme vaiko režimas, yra suaugusio režimas ir yra kritiko režimas. Jo, ir tada tie režimai tam tikrose situacijose jie įsijungia. Tai, pavyzdžiui, vaiko režimai yra linksmo vaiko režimas, pavyzdžiui, jeigu tenai žaidžia su kažkuom, tai nežinau, kompiuterinį žaidimą pasijungia, iš karto tas vaiko režimas įsijungia, nes tau smagu, linksma. Tada yra pažeidžiamo vaiko režimas, kai tu nuliūsti, nežinau, esant kažkokiam tenai situacijoje, kai tu jautiesi nuviltas, atstumtas toksai. Ir pikto vaiko režimas, kada tu esi labai impulsyvus arba supyksti dėl kažko. Tai bet šitie visi režimai iš vaikystės jie persineša į mūsų suaugusio gyvenimą. Tai sakykime, jeigu, nežinau, tu susitari su draugė eiti į kiną, o tau draugė, nežinau, paskambina ten 2 valandos prieš ir tau pasako, žiūrėk, atsitiko taip, kad, aš negaliu su tavim nueiti į kiną, padeda ragelį, lyg tais, gyvenime tai būna, bet žmogus gali, labai nuliūsti ir ten net apsiverkti ir visą vakarą praliūdėti. Jo, nes aktyvuosi schemą ir tada tas pažeistas vaikas, jisai liūdnas labai būna. Ir kartais būna net ir darbinėse situacijose tokius dalykus atsinešiu, kur atrodo, tas vadovas nieko blogo ir nenori tau ir nieko blogo nepasako, bet tu viduj ten, nežinau, ir nuliūsti jautiesi atstumtas ir galvoja, kad tave, sakykime, nežinau, ten išmes iš darbo ir visi kiti blogi dalykai. Aš dar atsimenu, būna kompensacijos ir tai įveikos režimai. Tai kai būna tas, nežinau, pažeistas vaikas, tai gali būti, nežinau, pavyzdžiui, atsidarai šaldytuvą ir valgai labai daug visko. Tai hiperkompensavimas toksai įsijungia.
Arba, pavyzdžiui, O po nežinau. to baudi save mintimis. Jo, tai tenai kritikas tada įsijungia, kad tu Jo. esi blogas, ne geras vaikas, ne geras suaugęs, nes tu labai daug valgai. Jo, tai ten ir sąveikauja tie visi režimai vieni su kitais. Labai daug apie savivertę Jo. yra schemų terapijoje, kiek girdžiu. Ir atsimenu. Jo, ir sakykime, jeigu tenai santykiuose yra problemos, tai irgi, man atrodo, chemoterapija labai gerai tinka tuo atveju. Nes kai susipyksta, tai labai dažnai iš klientų irgi girdžiu, kad jo, ten man vyras pasakė, aš išėjau, trinkiau durim, žodžio su juo nekalbu, tenai visą savaitę, nu tai irgi čia tas toks pikto vaiko režimas įsijungia, kur, aha, tai tu man taip, tai aš tau taip tada. Ir žodžio, tada nekalbadienį, tada na pusė, nu ir veiksmas vyksta. Tai irgi Kerštas toks, kažkoks. jo. Jo, aš taip pati lankau ket terapiją jau 4 metus. Aha. Tai jo, tai nežinau, apie ką jūs kalbat kartais dabar, nes atrodo, dvi psichologės susitiko ir kalbasi viena su kita, o aš Bet gal tau galvoju, netaikė o man taip chemoterapijos? įdomu, vat aš nežinau, aš tavęs, Fausta, norėjau paklausti. Kai tu sakei, kad vat, čia tokia buvo rūšis ket terapijos, čia tokia, ar tau pasakydavo psichoterapeutė, ar tu Jo. pati kaip su savo žiniom žinojai, kur čia kas taikoma? Man tai jo pristatydavo, kad, va, dabar išbandysim šitą terapijos rūšį. Nes man nieko nesako. Tai gal tada tą Nieko ir pagrindinę ir nesakytų, jei taiko. ir pasakytų, iš tikrųjų, nes, A. ta prasme, A, nu aš jo. neturiu žinių. Tai tame. Nes psichoterapeutai, tai jie tą vardą gauna tada, kada jie pabaigia kažkokią tai sritį ir tada, kai tu eini, tai vis tiek psichoterapeutas, jau sako, kad labą dieną. Aš taip tikiuosi, kad taip Aha. sako, mus taip mokina, kad vis tiek jūs turite, pasakyti, kad labą dieną, čia yra. Aš dirbu pagal kognityvinės elgesio terapijos, tenai principus ir metodus, kad įsivaizduotų, kad nebūtų kažkokio tai kitokio lūkesčio. Ir šiaip klientai jau irgi sąmoningėja šitoje srityje, sakykime, tikrai ten, kai būna užklausos, iš karto klausia, jūs pagal ką dirbat? Pagal ketą, okei, man tinka. Arba irgi pasako, oi, ne, man reikia ten psichodinaminės, pavyzdžiui, aš labiau norėčiau, arba ten egzistencinės. Man, ta prasme, ketas yra per griežtas toksai, per, nežinau, ten namų darbus kažkokius tai reikia daryti, čia labai daug įsipareigojimų ir visų kitų dalykų. Jo, Tai klientai tikrai kartais pasirenka. Aš irgi rinkausi, skaičiau ir domėjausi ir nusprendžiau, kad ket terapija man labiausiai, nes čia, kaip suprantu, per tokį išjautimą, emocijų išbuvimą, tai man kažkaip labai norėjosi to būtent. Ar aš klystu, ar ne apie tai? Jo, bet aš dabar galvoju, ne, gal man tai labiau darbas su mintim. Ta prasme, aš visą laiką, kai pradedu darbą, tai pats pirmas, nežinau irgi, ar jum terapeutė davė, tai yra tas toksai minčių stebėjimo žurnalas, tai yra ta savistaba, kur tu pradedi stebėti, su kokiam automatiniam mintim tu gyveni. Nes kokia mintis pas mus į galvą ateina, tai muminai sukelia jausmą, mes tą jausmą jaučiam, emociją kažkur tai kūne, mes gaunam impulsą veikti ir mes veikiam kažkaip, tai ir tada turim tas pasekmes. Tai kai ateina klientas ir man sako, man ir čia blogai, ir tas nesiseka, ir santykiuose nesiseka, ir darbė ten nepaeina, ir konfliktai, tai mes jau matom pasekmes, tai tada va tuo ratu grįžtam ir sakom, tai ką tu galvoji tuo metu, kai tu kažką ten padarėjai, pasakėjai, ir žmonės sako, nežinau. Tai mes tada pradėjome mokinti, kad va ta akimirka tokia yra sustojimo, sekundės sustojimo, tai kas ten galvoja tai idėjos. Ir kai pradeda žmonės išrašinėti tas mintis, tai irgi net vieną klientę atsimenu, intensavai tą rašėsi, jau pas mane atsisėdo, net juoktis pradėjo, sako, aš tai net neskaitysiu ten tų minčių, nes aš jums bendrai galiu pasakyti apie ką, kad koks laukas pas mane tų minčių, tai aš sako, aš suprantu, kodėl aš taip jaučiuosi. O kai tu jautiesi blogai, tai tu net nepagalvoji, ta prasme, kas čia sukelia, ką čia kitaip reikia daryti. Paprasčiausiai žinai, kad aš gyvenu ir man blogai. Aš nerimauju, žodžiu, atsikeliu, man nerimas, aš pykstu ant viršų, mane visi erzina, žodžiu, stogas važiuoja, ką daryti. Tai visas pirmas tas pradinis darbas yra nuo savistabos tokios elementariausios. Per emocijas ir jausmus būtent. Aš sakyčiau, per mintis ir Per mintis emocijas. labiausiai. Yra tas emocinis mąstymas, apie ką ketas kalba, ir tu užsirašai, tarkim, tą emocinį mąstymą ir tada bandai suprasti, o tai kas iš tikrųjų, ką aš tuo metu galvoju. Ir dar po to sekantis žingsnis, atsimenu, užduotis būdavo atsikirsti toms mintims. Nes yra mąstymo klaidos, tarkim, juodas, baltas mąstymas, tai tarkim, arba tik dirbu, arba tik guliu lovoje. Ir tada galvoju, kodėl negaliu, tarkim, knygos pasiimti, tai galiu knygą pasiimti, arba
nu, aš tai visada susimaunu. Nu, nesusimauni visada, Fausta, nu, nesakyk taip, taigi ir tą gerai padarai. Tai va toks, žinai, argumentavimas savo pačios mintims atsiranda. Aš va Jo, tą tai čia antras atsimenu. lygis. Jo, pirmas Jo. lygis savistaba, o antras lygis atsikirtimas tom mintim. Ok. O kokių dar lygių? Aš juokauju čia taip. Čia pas mane, kad aš su klientais pradedu nuo tos savistabos, o po to mes pereinam, sakykime, prie to atsikirtimo. Okay. Kartais užtenka net ir to, o jeigu neužtenka, tai tada žingsniuojam toliau. Tai jeigu neužtenka, nu irgi tada pasižiūriu pagal tą situaciją, irgi tada pristatau schemų terapiją, sakykime, tada pasiūlau, kaip jums atrodo, vat, gal galėtume šitą išbandyti ir pasižiūrėti, ar jums veikia. Jo, tai va taip dirbu. Geras, faina klausyti šiaip. Atrodo, semiuosi žinių, kai jūs jau viską žinot. Ne, va, mes visko nežinom, čia irgi klaidingas Jo, yra juokauju. mąstymas, negalim visko žinoti. Būtent. Jo, čia irgi tas lygis tikriausiai, kur tu jau supranti, kad, nu, kiek tu dar visko nežinai. Jo. Jo. Bet tada taisai šitą mintį, kad ir negali visko žinoti ir tada nurimsti šiek tiek. Taip. Ir norėčiau paklausti irgi, ar žmonės turi būti blogos kažkokios būklės, kad kreiptųsi į terapeutą apskritai. Šiaip dažniausiai, nežinau, kokie pas mane 95% tikriausiai ateina, kai jau labai blogai jaučiasi, nu tikrai. Nu, bet čia tikriausiai panašiai gal ir kaip su šeimos kokiu gydytoju. Nu, mes neinam pas jį ten taip labai profilaktiškai tikrintis, mes einam tada, kada mūsų skauda, ten, nežinau, pilvą, koją, ausį, gerklę pradeda skaudėti. Tai matomai ir su ta psichinė mūsų ir emocinė sveikata eina tada, kada jau labai blogai. Ta prasme, tikrai ten krizės santykiuose, nežinau, ten to nerimo tiek daug, kad funkcionuoti kiekvieną dieną žmogus, ta prasme, negali. Tai tada ateina. Bet, matosi, sakykime, aš taip jau jaučiu, kad yra to tokio, matomai, kaip profilaktiškai mūsų jau siunčia kartais medikai pasitikrinti kažkokiu tai dalyku, tai ateina žmonės, kur, taip šiek tiek, bet kažkas tai yra blogai, bet, aš jau noriu, ta prasme, taisyti. Aš jau pajutau, kad kažkurioje vietoje kažką aš negerai darau, ar kažkaip negerai mąstau, aš jau matau reakcijas iš aplinkos ir aš jau noriu taisyti. Sąmoningumą daugiau žmonėse? Jo, tiesiog. aš manau, kad sąmoningumo to daugiau. Jaunimo labai irgi daug ir patys, kas svarbiausia, eina, ta prasme, prašo tėvų, kad, sakykime, 12 klasės, 11-12 klasės egzaminai ir iš tikrųjų yra labai labai sunku ir jau ateina, sakykime, pas mamą ar tėtį ir sako, man reikia pagalbos, aš nenoriu su jumis šnekėti, ta prasme, bet aš norėčiau kažkokios pagalbos iš šono, tai, sakykime, jaunimo irgi yra daug. Geras, kaip palyginus. Tai tas man jo, kad taip yra. Jo, man tas toks rodiklis yra, kad, tie žmonės matomai atneš tą tokį vaibą, kad reikia tą sveikatą rūpintis truputėlį anksčiau, negu kad būna labai labai blogai. Nes aš kai buvau mokykloje ir man depresiją nustatė, tai tada net kai buvo labai blogai, aš pas psichologą nenorėjau eiti, nes kažkoks buvo tabu, kažkas čia keisto, neįprasto. Ypač dar kai mažam miestelį gyveni. Taip, būtent ir atrodė, tai tu čia eini pas psichologą, tai kas čia tau yra, čia tau taip blogai jau yra, kad pas psichologą eini. Tai kur turi būti jau tikrai labai labai blogai, kur nesuprasdavo, kad, čia gal šiaip noriu pasikalbėti tiesiog. Ir su tokiom mintim, taip ir ėjau kelius metus aš pas psichologą ir negijau. Kad čia pasikalbėti, ne, ateina ir... Ne, nebuvo tas tiesiog priverstinai, dėl to, kad psichiatras liepia, mama liepia, kaip sakant. Ir nebuvo jokio gijimo, nes aš pati buvau užsisklendusi savo mintimis tiesiog. Tai... Aš kartais galvoju, gal ir tas psichologas nelabai tiko. Gali būti irgi, bet ir nežinau, ar galėjo mane atversti, jeigu aš pati visą laiką prieštaraudavau jo mintims. Bet irgi nežinau. Kaip tu čia, aš tai galvoju, kad, kaip padarytume eksperimentą, su 5 psichologais pašnekėtum ir galbūt su vienu ateitų tas vaibas toksai. Jo, vaibo reikia būtent. Kažkokia. Tai terapijoje labai didelė dalis to gyjimo, tai yra, tas alijansas vadinamas, bendradarbiavimas tarpusavy, ta prasme, tarp kliento ir tarp terapeuto. Nes jeigu to nėra, tai ten nėra darbo, ten tu gali... aš tikrai esu kelis kartus tėvams pasakius, tikrai atveda paauglių, kur, sakykime, per prievartą, kad, reikia ir to darbo, sakykime, nėra. Tikrai esu tėvam pasakius, kad, žiūrėkit, gal aš jam netinku. Nes tikrai gali būti, gal jam reikia
jaunesnio psichologo, ta prasme, nežinau, tenai su kažkokia kitokia šukuosena, gal be akinių reikia, gal ten ūgio mažesnio. Nu tikrai, nu kartais gal aš tikrai, net šiandien, man atrodo, išgirdau iš vienos moters, pirmą kartą buvo mūsų tas susitikimas, sakau, tai kaip jums praėjo ta pirma mūsų konsultacija. Nu jo, sako, man tai jūs labai tinka, tokia tiesi, griežta, tada, okei. Taip Ir smagu. pats žinai apie Jo, save. nors aš taip stengiuosi tą griežtumą tokį, kurį teisė išmuštravo, sakykim, taip biški apglūdinti, tokia švelnesnė darytis. Tai, ja, taip, bet vis tiek iš šono matomai žmonėm. Bet kitiem galbūt to ir reikia. Tai, Jo. va, tai visaip ten būna. Aš pati kreipiausi į psichoterapeutę dėl perdegimo. Kai buvau perdegus ir tai buvo toks geras jausmas, kad kažką darau dėl savęs, vien dėl to, kad kreipiausi, jau prasidėjo tam tikra prasme gyjimas. Ir vat ketas perdegimui, nu, dėl to ir renkausi ketą, nes žinau, kad perdegimui padeda, yra veiksmingas. Kam dar veiksmingas yra? Aš taip prieš šitą klausimą irgi taip galvoju, tai o kam jisai netinka? Nu, mus mokė, nu, visus ten tuos sutrikimus, susirgimus ir aš galvoju, nu, jo taikymas, nu, žiauriai platus. Aš nesugalvojau, kam jisai nėra taikomas, sakykim taip. Tai tarsi ten įvairiausiam tiem susirgimam, sutrikimam, ten kiek mums mokslinių tyrimų pristatinėdavo, tai nu, jisai geriausius rezultatus rodo. Veiksmingiausia terapijos Veiksmingiausias, rūšis. jo. Taip. Tai viskam tinka. Okay. Ta prasme, ir depresijos gydymui, ir nerimo įvairiausiam sutrikimam, ir perdegimui, va, kaip ir minėjau, obsesiniam kompulsiniam sutrikimui labai gerus rezultatus duoda asmenybės sutrikimam. Nu, ta prasme, tai sakau, aš neradau, kur tenai, kur jisai netinka, viskam tinka. O šiaip kaip keičiasi žmogaus mintis terapijos metu ir gal kažkokių pavyzdžių galėtum įvardinti? Jo, tai kaip ir kalbėjom, vat ir Fausta jau pristatė, kad ta prasme, kai mes pagaunam pradžioje tas mūsų mintis ir bandom jom kažkaip tai atsikirsti. Tai mūsų mintis būna visokios, žinau, faktai, nuomonė arba fantazijos. Tai tikrai su klientais, jo, aš turiu tokius net lapus pasidarius tiek paaugliam, tiek suaugusiam, kokiu, 30 įvairiausių sakinių. Ir mes tada skaitom ir sakom, ar čia mintis, ar čia yra fantazija, ar čia yra nuomonė. Ir labai, nu tada atskirimas toksai, vat jo, ten metų laikai turi metai turi 4 metų laikus, jo tai yra faktas. Ten, kad jie mato tamsoj labai gerai, tai yra faktas. Bet aš galvoju, kad, nežinau, Fausta su manim nešneka dėl to, kad jinai apie mane galvoja ten kažką, tai čia kas, faktas ar nuomonė. Nu, ir tada pamato, kad labai daug tų nuomonių yra. Mes labai, kaip čia galvojam, ką kitas žmogus galvoja. Pasirodo, tokios supergalios mes neturim, mes negalim perskaityti žmogaus minčių. Taip sakant, aš negaliu į Faustos galvą įlysti ir ką jinai tenai galvoja apie mane. Gal jinai, nežinau, sėdi ir galvoja, kad jinai vakarienį gaminsis. Gal ten jos vakare, nu iš tikrųjų, gal vakare ten filmas koks nors laukia ir jinai galvoja, o dieve, tai dirbsiu aš šiandien greičiau ir varysiu, namo kojas ištiesiu ir žodžiu ilsėsiuos visą likusį savaitgalį. Jo, tai aš ir parodau tada žmonėm, kad mes negalim kitų minčių. Ta prasme, perskaityti. Labai dažnai tas su viešųjų kalbėjimu būna, kad aš negaliu išeiti ten, nežinau, prieš klasę, prieš auditoriją, nes aš galvoju, kad tenai nusišnekėsiu ir tada visi palaikys mane, nežinau, ten kvailų, durnu ir ten, nežinau, nieko negabančių, nieko nesuprantančių, nieko nemokančių. Bet sakau, mes negalim įlysti tų žmonių mintis. Jie gali tavęs klausyti, bet, jo, gali būti, kad jeigu ten sėdi 50 žmonių, vienas žmogus gal taip ir galvoja, kad čia biškį nusišnekė. Bet to kiti kaip tik gali galvoti, o geras, bet tai kokią prezentaciją gerą jisai padarė. Jis tai gal nesako, bet taip galvoja. Kitas, sakau, gali galvoti, kaip nuobodu ir kaip aš noriu išeiti, visokių tų minčių yra. Ir tas atneša tokio palengvėjimo. Bet aš įlysti į kitų žmonių mintis, negaliu į kitų žmonių galvas. Labai dažnai būna, dabar galvoju apie nerimą, labai dažnai daug minčių būna apie ateitį. Mes taip bandom, nežinau, ten prognozuoti, numatyti ateitį, lyg būtume kažkokie tai ekstrasensai. Aš kadangi labai daug dirbu su socialiniais projektais, kurie žmonės po ilgos pertraukos grįžina į darbus, į darbo rinką, tai ten labai dažnai būna toksai, kad, nežinau, ten 5-7 metus tu nedirbi ir sakai, tai manęs niekas nepriims. Mintis, manęs niekas nepriims, aš toksai nereikalingas, tai o ko ten iš viso eiti į tą pokalbį? Tai taip ir gaunasi, mintis ateina, aš niekam nereikalingas, manęs darbdaviai nei vienas nepriims, aš koks jaučiuosi beviltiškas, liūdnas, nusiminęs,
nu, ten kūne kažkur tai jaučiu tą, nežinau, ten skrandį kokiam pradeda, koks rėmuo graužti, nežinau, migrena kokia išlenda galva pradeda skaudėti ir ką aš darau, nieko, sėdžiu namuose ir pasiekmės tai tokios, kad aš ir toliau esu be darbo, tai tada sėdėm ir keičiam tas mintis. Nu, ar tikrai, nu, tu taip 100% garantuotas, kad, nu, ta darbo rinkai tavęs nereikia. Nu, bet gal pabandom, nežinau, ten gyvenimo aprašymą padaryti, gal pabandom, jau, nežinau, skelbimus peržiūrėti. Apdruk ten bus tas svajonių skelbimas toksai vienas. Gal, nežinau, pasirepetuojam, kaip tu čia į tą darbo pokalbį eisi. Aš tai visą laiką tokiais mažais žingsneliais, kai sakau, didelį dramblį valgom mažais kąsneliais. Tai tikriausiai tas nuėjimas į darbo pokalbį yra žiauriai baisus ir tada irgi tas visas stabdo, bet tada, nu gerai, nu pasiruošim gyvenimo aprašymui, tai nieko nekainuoja. Tik tai laiką, kartu sėdam, pasirašom. Nieko blogo, nesitikis, jeigu pasiruošim gyvenimo aprašymą. Jeigu nenorėsi, galėsi jo niekam ir nesiųsti ir rezultatas vis tiek tas pats bus. Nu, tai pasiruošim tą etapą. Tada nu, pasižiūrim, kokie ten tie darbo skelbimai yra. Nu, pasižiūrim. Tik tai laikas. Mūsų vis tiek, ramiai. Tada pasižiūrim. Tada randam jau kažkokią tai, nusiunčiam. Oi, ne, manęs tai tikrai nepriims. Ir va, ta mintis vėl stabdo. Nu, tai keičiam. Nu, bet mes nežinom. Ta prasme, gali būti, kad nepriims, bet iki to, kad nepriims, tai dar, sakau, tave į darbo pokalbį pakviesti turi. Dar turi tą gyvenimo aprašymą atsirinkti. Tai gal pasižiūrim, ar šitam etape kažkas įvyks. Nu, jeigu nepakvies, nu tai okei, nepakvies ir vėl ramu. Bet o jeigu pakvies, nu tai tada sėdėsim. Ir va tokiais mažais etapais, tas mintis keiti, nu okei, nu gerai, nu pabandom išsiųsti tą sveką, nu pabandom nueiti tą darbo pokalbį, nu pabandom. Jo, iš to ir atidėliojimas kyla. Jo. Saugumo siekiantis toks elgesys, kad, žodžiu, man yra neramu, man yra baisu, tai tada, reiškia, ne man, ne, šitas tikrai net nereikalavimai kažkokie tai dideli, aš tos anglų kalbos nemoku, žodžiu, čia patirties kažkokios tai reikalauja, žodžiu, ne. Ir tie nusistatymai kliudo mums tiesiog. Nes jeigu jų nebūtų, tai viskas kitai būtų. Jo. Bet čia irgi svajonė. Koks pasaulis tada būtų? Visi čia. Bet aš tai traktuoju ne kaip nusistatymą, bet kaip klaidingą mąstymą, klaidingą mintį. Vat atėjo mintis ir va tuo modeliu aš jiem ir parodau tada, kad žiūrėkit, yra. Atėjo mintis, nesukelia tokį jausmą, tada gaunam impulsą veikti arba neveikti ir tada turim pasiekmes. Tai darom. Ok, mes dar turim vieną tema, kurią norim paliesti. Gerai. Tai yra stresas. Aha. Mano tema. Nustebinau. Taip, Agnė labai domisi stresu, dėl to ir paėmėm šitą temą, būtent su ją pakalbėti. Tai visų pirma, apsibrėžkim, apie kokį mes stresą kalbam šiandien. Kas apie kokį jūs norėtumėt stresą pakalbėti? Kas yra stresas, aplamai, iš psichologinės perspektyvos? Kaip jis apibrėžiamas? Tai yra mūsų būsena, iš principo tai mūsų reakcija į tam tikrą įvykį. Tiek psichologinė, tiek emocinė, tiek fizinė. Atsitiko kažkoks tai įvykis ir mes sureaguojam. Tai ne pats įvykis yra kažkoks tai labai baisus, bet taip kaip mes jį sureaguojam. Pavyzdžiui, dabar galvoju, kokį čia pavyzdį paimti. Pavyzdžiui, avarija įvyksta. 4 skirtingi žmonės pakliūna į avariją. Vienas išlenda visas piktas. Kokios mintis tą pyktį sukelia? Tai čia, nežinau, ženklo nebuvo ten. Pavėluosiu susitikimą. Jo, pavėluosiu susitikimą, žodžiu, čia išlindo kažkoks tai ten asilas, avariją padariau, žodžiu. Kitas žmogus išlenda sunerimęs ir galvoja, o Dieve, tai dabar nesuspėsiu tą susitikimą, su klientu sutarties nepadarysiu, čia darbe bus, žodžio, pravalas, ten, atlyginimas, bonusų kažkokio tai nebus, tokio nerimo, kaip aš čia tą klientą kokį prikalbinsiu. Kitas gali išlysti liūdnas labai, kad, blembačkai, mašiną naują nusipirkau ir iš karto avarija, tai kiek čia nuostolių dabar bus, reikės ieškoti pakitiems mašinas. Bet gali būti, kad žmogus išlips iš mašinos ir džiaugsis. Kaip galvojat, kokia mintis galėtų džiaugsmą sukelt? Galėsi naują mašiną nusipirkti. Jo, iš tikrųjų tai taip. Jo. Tai kaip mes reaguojam, tai skirtingi žmonės labai skirtingai reaguos į tam tikras situacijas. Aš tai atsimenu, vedžiau vienus mokymus irgi apie mindfulness, apie streso valdymą, ten tokia labai vyriška kompanija buvo, žodžiu, jie tenai tokie technikai labai ir irgi aš jam šitą pavyzdį pristatinėjau ir vienas sako, bet jūs mane nustebinot.
žmogus ten, nežinau, darys ten kažkokį techninį sprendimą, nukris nuo pastolių, susilaužys koją ir jisai džiaugsis. Nu jo, sakau, galvos 4 savaitės dabar pagulėsiu, knygą paskaitysiu, į darbą nereikės. Nu jo, sako, gali ir tai būti. Tai jam buvo toksai atradimas, kad net ir pačiose blogiausiose situacijose, kokios gali tik tai nutikti, žmogus gali ir pasidžiaugti. Tai aš ir sakau klientam, kad ir kaip yra blogai, vis tiek visą laiką galime atrasti tą tokią šviesą pusę, kad nėra ten taip blogai. Štai girdėdavau, kad iš vieno minuso galima 3 pliusus pasidaryti. Taip, tiesiog tokiu mąstymu. Jo, nesu šito girdėjęs, bet geras šitas dalykas. O toks diskusinis klausimas, stoiškas požiūris, tas toks, tam tikra prasme bejausmis požiūris į gyvenimą, kiek jisai yra sveikas. Nežinau, man tai atrodo kažkaip tai, kad visos tos emocijos mums reikalingos yra. Reikia ir to, ir to. Tai prasme, ir pykčio kartais reikia. Atrodo, labai nemaloni galbūt, tas jausmas nemalonus pykčio, bet jisai kartais mus motyvuoja. Nežinau, pavyzdžiui, ten laikėme... Priverčia veikti kažkaip. Jo, išlaikai ten kokį egzaminą ten 7 ir galvoju, blemba, iki stipendijos, tai dar trūksta ir supyksti ant savęs, tai ką aš nemoku, ten tam, nežinau, 9 parašyti, tarkim, jeigu yra galimybė rašyti, tai supyksti, ateini, atsisėdi, dar pasimokai ir tada laikai kažką tai. Tarkim, su ta situacija įvyksta avarija ir išlipi toks sėlavy. Ar ta prasme, žmogus toks nejaučia streso iš tiesų, ar jisai tiesiog bando apgauti save? Ar įmanoma nejaus streso? Nežinau. Tikrai neturiu atsakymą, žinok, iš tą klausimą. Jo, toks dabar atėjo. Jo, gali būti, kad randu, bet aš taip galvoju, gal ir yra kažkur tai ten žmonių tokių bejausmių, bet šiaip tai mes visi tokie panašus, visi viską jaučiam, tik tai... Nes ir fiziologinis yra stresas galų gale, ne tik tas emocinis. Jo, man atrodo, jeigu jis nejaučia streso, tai gal tada jaučia kažkokiais fiziniais pojūčiais. Gali. Pradeda skaudėti galvą ar kažkas tokio. Aš tai atsimenu, mums per vienus mokymus rodė tokį net ir filmuką, aš nežinau, gal ir tu prisiminsi, kad yra žmonių, kurie gimsta, nežinau, ten gal genetiniai kažkokie tai pakeitimai, kur tu nejauti baimės. Ir ten jo rodė ir vorus, tai moteris, ten buvo ir vorus, tai moteriai rodė, ten nežinau, visur dėjo ir jinai, aišku, apkabinta tais visais ten elektrodais. Ir jie sekant, ar tikrai jinai neapsimetinėja, ar tikrai ten net, kaip tu sakai, kūnas nereaguoja ten, nereaguoja, ten gyvatės įkišo, ten į siaubo namą kažkokį, jie tenai vedė, žodžiu, su guma nuo tilto jinai ten šokti turėjo, žodžiu, ir jinai nieko nebijo. Bet kas atsitiko, kai jinai kasdienoj pradėjo gyventi, tai galiausiai ten jos likimas yra labai toksai liūdnas. Ją užpuolė gatvė, ją sužeidė, todėl kad jinai nebijojo. Link tavęs ateina žmogus su peiliu, o tu paprasčiausiai nebijai, nes neturi tu tokio baimės jausmo, tai jie ten ir subadė, ir apiplėšė, nežinau, ten galo, ten viso to, ar jinai, sakykim, tenai išgyveno, ar ten labai baisiai baigėsi, bet, yra tokių žmonių. Bet šiaip, jeigu, sakykim, nėra jokio kažkokio, tai nežinau, sutrikimo, tenai nukrypimo, tai aš galvoju, kad visi žmonės jaučia tą stresą, daugiau, mažiau. Tikrai yra vieni, kurie atsparesni yra stresui, kiti tikrai yra, kurie daug jautriau reaguoja į tam tikras situacijas, bet čia tiek daug veiksnių yra, kurie mums daro įtaką, pradedant ten nuo genetikos, kaip jau ten DNR pas mūsų sukimba tie genai, biologijos, kokio aplinkoje mes augom, koks mūsų charakteris, temperamentas, visokių dalykų labai daug yra ir labai skirtingai mes reaguojame į stresinės situacijas. Dar yra toks irgi lietuviškai bėk sustink kovok toks dalykas. Tai kuris yra toks saugiausias variantas, kaip manai? O tai tokiu kampu irgi niekad negalvojau, kuris čia saugiausias, žinai, priklauso nuo situacijos. Čia tavo nuomonė iš jeigu atbėga šuo, perspektyvos, nežinau. Jeigu atbėga šuo, tai ką paimi ir bėgi? Jo, bet kiti būna, sustingsta ir tiesiog laukia, kol čia mane užpuls, jau nebegali judėti, gal net. Kiti gal, nežinau, spirsi tą šunį ar kažką. Bet čia irgi, manau, pasako apie žmogų. Tarkim, tas išmoktas bejėgiškumas vos nepasireiškia, jeigu tu sustingsi ir nieko nedarai ir tiesiog pasiduodi akimirkai. Tai jo, tai taip ir gyvenime dažniausiai yra tada su kažkokiais dalykais, aš manau.
kad tas pasireiškia visose situacijose. Jo, net nežinau, kur čia ką papildyti, dabar galvoju. Ok, o įmanoma, nu, vat, kalbėjome, ne, kad minėjai, kad kiekvienas žmogus gali skirtingai toleruoti stresą, tai aš vadinu streso slenksčiu. Man rodos, gal ir yra toks terminas, ar ne? Ar aš O aš, kažką žinok, irgi maišau? galvoju visaip ir ten gal net ir googlinausi tokio, yra tokia savoka, bet kad jinai būtų pamatuota, nežinau, ten kokia būtų, pavyzdžiui, 10-balė sistema ar ten 100-balė ir nu, kur galime mes tą slenkstį rasti, kad, nu, vat, tiek tai yra ok, o tiek tai yra ne, tai tokio nėra, bet mes kiekvienas turim. Ta prasme, kažkokią tai ribą, kur, nu, vat, iki jos mes gerai jaučiamės, bet jeigu ta riba truputėlį į viršų, tai tada jau tikrai, pavyzdžiui, labai blogai. O įmanoma ją pasikelti? Įmanoma. Ok. Bandant po truputėlį, po tokį mažą, nežinau, milimetrą eiti, daryti kažką tai ir tada tas slenkstis, jisai kažkiek tai auga. Nu, nežinau, elementariausias dabar va kažkaip prisimenu, čia visokie projektai būna ir buvo projektas, kur ten mokino nuo tramplino šokinėti. Nu, tai jie visi vis tiek pradeda šokinėti nuo to pačio žemiausio, nes ten mažiausiai tos baimės. Ir tada, kai tu padarai vieną kartą su labai didelė baime, tada antrą kartą tos baimės biški mažiau, ten 15 kartą jau neri nuo to tramplino, viskas yra ok, tada gali aukščiau paeiti. Tai tu tada, nu, va, tą slengstį truputėlį ir keli. Tai prasme to tokio. Aš su aukščiu nedraugauju, tai iškart galiu prisipažinti. Tai prasme tikrai buvo gyvenime toksai atvejis, nu, apie tą šokinėjimą tokį prisimenu. Su vyru išvažiavome į Turkiją ir ten su raftingu plaukėm ir, žodžiu, ten sustojom kažkokiai tokia labai gražiai vietoje ir tenai, žodžiu, kažkokie akmenys ir buvo galima iššokti ten į tą vandenį, žodžiu, ir tave nufilmuoja, ten gali nusifotografuoti ir aš taip pasižiūriu, žinai, tas kalnas toksai, tas akmenų, žodžiu, nelabai didelis, nuo šito lengvai nušoksiu. Nu ir, žodžiu, mes užlipam ant tų akmenų, aš taip atsistoju, žinai, žemyn pasižiūriu. Ir tada dėjo viskas tikriausiai. Nu niekaip. Ten vyras sako, tik čia, nu kokie ten 2 metrai, tau tik taip atrodo, žinai. Nu ne, nu, ten dar pasižiūriu, tas vanduo skaidrus, dar ten į gylį kokie 3 metrai, dar čia priešais kažkokie tai akmenys, nu ne. Bet tai, tame nematau nieko blogo, ta prasme, mes tikrai neprivalom ten gyvenime išbandyti visų ten tų dalykų, jeigu tu bijai šokti su parašiutu, nu ir nešok, ir gyvenimas, nu, nuo to tikrai nepasikeis. Ta prasme, tikrai ten yra tokių momentų, kur ir ok ta baimė. Nu, ta prasme, tas nerimas, tas stresas, jisai mums gyvybiškai yra svarbus. Jeigu mes jo nejausim, tai va, kaip tam pavyzdį, kur pasakojau, nu, tai galim labai susižaloti save. Tai šiek tiek nerimo mums gyvenime reikia. Jisai mus, nežinau, vat, mobilizuoja, paruošia, vat, kad ir šitas mūsų pokalbis. Gavau tenai kvietimą, jo, okei, jau biškai taip akis išsipūtė, tada klausimus, tada atsisėdi, persižiūri, 2 kartus pasirepetuoji ten, nu, kad taip jau turėtum ką tenai papasakot. Nu, tai visame kame, jeigu to nerimo yra šiek tiek, yra okei. Važiuoji su automobiliu, nu vis tiekgi nevažiuoji atsipalaidavęs, nu vis tiek tu to nerimo šiek tiek turi jausti, tu važiuoji, žiūri, stebi ženklus, kad kažkas neįbėgtų ten į kelią, kad galėtum sureaguoti. Tai jisai reikalingas mums. O nerimas ir stresas tas pats, nes pastebėjau dabar nerimą naudoja žodį. Nu, ką tu jauti, kai stresinė situacija būna? Žinau, link ko vedė, nerimą. Ja, tai bet aš dabar bandau, iš savęs bandau pajausti atsakymą, aš iš karto pagalvoju apie fiziologinius pojūčius, ne, kad ten širdis pradeda plakti, ten prakaituoti rankos, galbūt rausti pradedu ar dar kažkas. Bet jo, galvoju, ar tikrai stresas ir nerimas tas pats, aš dabar bandau prisiminti iš psichologinės perspektyvos. Tai ten tų tokių atspalvių gali būti visokių, bet nu, aš tai kažkaip tai galvoju, kad pagrindė būtų nerimas, daugiausiai nerimo. Streso tokia sudedamoji dalis nerimo. Nežinau, vat galit sugalvoti po kokį vieną pavyzdį, kada jautėte stresą ir galim truputėlį patyrinėti, kas ten buvo. Čia tipo grupinė konsultacija. Sugalvokite. Kas pirmiau sugalvos. Tai bet kokią pirmą, ten nereikia kažkokios, tai labai ieškoti. Nu, šiandien, tarkim, važiavau ir galvojau, ar į tą troleibusą įsėdau, ar ne į tą. Ir tada, čia tipinė Rūta situacija. Ir tada galvoju, o tai jeigu aš vėluosi ir panašiai, čia manęs lauks, žiūriu, kur nuvažiuos, čia vis tas troleibusas, nesuprantu, lyg ir į tą pusę, lyg ir ne į tą, tik ne pro ten kažkur ratais aplinkui.
Nu ir vat toks ir galvoju, nu toks vat lengvas stresiukas. Aha, o bet, koks jausmas? Nu tada nerimas Nu, atėjo. va, sakau, kad nerimas. Ir dabar vat, aš girdžiu mintis, kokios sukasi, kad, nu, ar aš suspėsiu. Tai Taip, va, taip, mintis taip. nukreipta į ateitį ir mes jau įsivaizduojam, kad nespėjam, pavėluojam, mūsų čia laukia. Nu, galim ir toliau ten vystyti tą scenarijų. Teisingai ten... sakai, kad nerimas į ateitį orientuotas Jo, toks. nu tai va, tai taip ir yra. Mhm. Pas tave kokia situacija? Dabar prisiminiau, va, tarkim, mane, grįžtu iš atostogų ir sulaukiu pakvietimo į mituką 15 minučių su abiem vadovėm. Prisijungiu, nu, tai atleidžiam. Aha. Bet šiaip pirmoji reakcija buvo džiaugsmas, nes aš tą pačią dieną galvojau, kaip aš nenoriu į darbą. Jo, bet prieš gaudama, sakykime, tą pakvietimą va, po atostogų, tai kaip tada? Ten stresas. Buvo, jo. Tai O jausmas kas koks? čia? Nerimas. Jo, tai vat... Ir smalsumas. Buvo ir smalsumas. Jo, tai gali būti keli. Ta prasme, čia situacijose nebūtinai turim vieną tik tai jausmą jausti, tai gali būti ir kitų. Ta prasme, tai jo, gali būti, kad, nu, aš sunerimau, bet tuo pačiu taip, kas čia, o kodėl čia mane pakvietė po to? O gal pakels? Jo. Well, no. Jo, nu tai va, tai džiaugsmą šitos mintis sukelia, o nerimą kokios mintis sukelia? Sukėlė, ta prasme, tai situacijai. Nu, būtent apie tą pakvietimą tiesiog, nu, buvo gal kažką ten pasakys, va čia prieš išeinant į atostogas, tą ir tą blogai padarėjai, kažką tokio. Nu va, tai vėl mintis nukreiptos į ateitį ir tokios katastrofinės mintis, kad, nu va, kažką blogai padariau, kažką man pasakys, tenai subars, nežinau, išgirsiu kažkokį tai nusivylimą. Jo, vat pas manęs nerimas dažniausiai kyla iš to, kad bijau nuvilt, kad būsiu nuvylus. Ja, bet vis tiek viskas yra nukreipta į ateitį. Ta prasme, visos mintis, kurios į ateitį, mums dažniausiai sukelia nerimą. Tai va, tas stresas, dažniausiai, jeigu tokios va, situacijos, tai mintis dažniausiai apie ateitį kažkokios. Tai kad kažkas tenai bus. Kažkas tokio baisaus bus. O aš dar apie baimę norėčiau sugrįžti. Kiek bijoti yra sveika ir kiek nesveika, nes, pavyzdžiui, mano baimė tokia, kur į kraštutinumus linkusi, arba aš nebijau, atrodo, kažkokios ten situacijos, arba aš, nu, jau visiškai bijau. Jo, bet tada klausimas man iš karto kyla, bet tas, nu, labai bijau, ant kiek jisai, nežinau, trukdo funkcionuoti. Fiziškai prasideda kažkokie dalykai, pas mane širdis plaka, dar kažkas. O jeigu sukonkretinti, kas čia galėtų būti? Ta prasme, nu, ko aš labai bijau, ko pati labai bijai. Ai, kažkokios situacijos? Jo. Nes, pavyzdžiui, aš labai bijau aukščio, bet man tai netrukdo. Baimė didžiausia, tai gal iš karto, kas šauna į galvą, nu tai ten viskas, aš alpstu tiesiog. Kiek negaliu pernešti šlykštumą. Alpstu perkeltinė prasme, ar iš karto nualpstu, pamačius vorą? Nesumačius labai didelio voro, australiško kažko. Bet tie lietuviški, nu taip atrodo, kad tiesiog šlykštumą gal labiau toks jausmas, net ne jausmas, kas čia, nežinau. Ja, bet jeigu, pavyzdžiui, nežinau, namuose vat būni ir pamatai ten mažą voriuką kampe, tai ką darai? Iš pradžių bėgu, vėliau ignoruoju tą mintį. O po to jau imu nuomą. Vėliau sprendimo ieškau, ką daryti. Aha, tai reikia, nežinau, vaikinui paskambinti, kad išneštų tą vorą. Miesto galą atvažiuok ir Jo, tai jeigu draugas, žinai, tenai, nežinau, per savaitę 4 kartus važiuoja ir tą vorą, žinai, už kojos neša ir jau to sako, nu žiūrėk, nu tai kainuoja benziną, mano laiką, jau man darbdavys kreivai žiūri, tai gal tada jau yra nesveika. Jo. Bet, sakykime, jeigu ten namų sąlygom pamatau tą vorą ir tai gal ir nieko tokio. Tikrai neneščiau to voro, negalėčiau tiesiog. Esu girdėjus tokių variantų, kur žmogus tenai pamato tą vorą ir jeigu jisai ten po kokią spintą palenda, tai iškrausto visą spintą, visus namus. Tai ta prasme, jo, tai tada jau tokį žmogų, ne pas neįsikrausto, bet tada jau antrą pusę tą žmogų atveda ir sako, žiūrėkit, nu, biški negerai jau čia kažkas, ta prasme, jeigu dėl voro mes šiandien darom vos neremontą namuose, nu, tai gal jau iš tikrųjų nesveika. Bet jeigu, ta prasme, aš pamatau tą vorą, kaip tu sakai, ten pradžioj bėgu, bet po to ignoruoju, po to dar kažką tenai su juo darau, tai gal, okei, nėra tai blogai dar.
Kartais patys galvojam, kad čia labai Jo. jau bijom, bet, yra kas bijotų labiau iš tikrųjų, tarkim. Ir tą emociją kažkokią ar jausmą jaustų labiau negu... Jo, tai čia gal įvertinti tą baimę, ta prasme, ant kiek jinai man padaro sudėtingą mano gyvenimą. Mhm. Pavyzdžiui, ten jeigu aš bijau vairuoti automobilio, irgi kartais būna, sakykime, po avarijos, labai žmogui sunku yra ir sudėtinga sugrįžti vėl ten vairuoti. Tikrai tada bijo, ten flashbackai visokie ateina ir tas trukdo, sakykime, jisai negali grįžti į darbą arba jam nuvažiuoti, ten yra labai, labai sudėtinga. Tai tada dirbi. Kai kuriem tai nesukelia, sakykime, problemos, tai jie ir nesikreipia, bet, kai ateina, sako, žiūrėkit, aš labai bijau, bet, mano gyvenimas pasikeistų, jeigu aš grįšiu, tai tada su tuo dirbi. Tai daugiau apie tai, kad ant kiek ta baimė, jinai, trukdo gyventi. Jeigu netrukdo, tai okei. Sakau, man aukščio baimė netrukdo. Bet, pavyzdžiui, lėktuvo baimė gali trukdyti. Yra žmonių, kurie ateina, sako, žiūrėk, visa šeima skrenda, o aš net dabar baisu man pagalvoti, kaip aš tą lėktuvą įlipsiu. Tai aš jau, sako, galvoju, kad čia pas psichiatrą eit, kad man kokį raminamųjų ten gerą dozę duotų, aš įkalu, įsėdu, mane ten užliuliuoja, užsupoja ir aš atsikeliu, jau kitoj šaly. Jo. Gerai, kai žmonės ieško sprendimo, būna, kad neieško ir tiesiog Jo, išsigąs tai ar kažką. su ta lėktuvo baime, tai ten tikrai jau būna tokia situacija, kad ten bilietai yra, viskas suplanuota, ten vos ne lagaminai sukrauti ir tu tada suvoki, kad arba tada šeimą visą pavedi, arba tada nuostoliai labai dideli, arba tikrai tada ką daryti. Jo, tik esu turėjęs atvejį, kur ateina, sako, aš jau po savaitės išskrendu. Galvoju, tai, aš atvirai sakau, aš nepadėsiu, per vieną kartą, apie ką mes, tai nežinau, kaip įsprendė tą klausimą. Kokių dar baimę turite? Aš irgi šiaip turiu vorų baimę. Ir čia irgi ketas padeda tame suprasti, iš kur ateina ta baimė, man rodos. Gal ketas daugiau išmoko, kaip su tuo gyventi. Tai prasme, čia dirbtume, tai, pavyzdžiui, štoj patalpoj, aš ten kur nors stovėčiau kampe su voro piešiniu ir klausčiau, tai kaip, baisu, kad tas ten voras yra, ar nebaisu? Sako, okei, nebaisu, tada, pavyzdžiui, ten kokį stiklainį, žinai, paėmė kokį mažą vorą, bet tai čia ir mūsų darbas yra ten vorų, pavyzdžiui, prisigaudyti. Tai man vieną kartą taip ir buvo, aš ieškau kiek specialisto, nes aš turiu labai didelę vorų baimę, aš atsiliepiau tada ir tada susirašinėjom su to klientu, jinai man rašė, bet aš tai tikiuosi, kad jūs tikro voro tai neatsinešėt į tą mūsų susitikimą. Rašau, ne, tai iš pat pradžių tikrai ne, ten deisim palaipsniui, tai negazinsi žmogaus ten. Tai tik tada, kada jau bus žmogus pasiruošęs, kad stiklainį saugiai užsuktam, ten kokią lipnę juostą užviniotam, kad tikrai tas voras nepabėgs ir kad mes būsim, nežinau, konferencijų salėje, aš būsiu ten už metrų, ten, nežinau, 20 su to voru. Ar taip galėtumėte išbūti? Tai taip. Ir tada su tokiu variantu tu vis žingsniuoji. O kaip dabar jau čia tie žingsniai padedi? Ten 2 žingsnius į priekį, o kaip dabar? Tas voras vis tiek artėja, bet dar pakankamai toli. Tai ketas taip dirba. Su visokiom baimėm, su kraujo baimėm. Nežinau, pavyzdžiui, daug kas bijo ten iš piršto kraują paimti ar iš venos kraują paimti. Jo, tai tada irgi atsinešė tų visų prietaisų priemonių, nusipirkęs vaistiniai ten adatų, švirkštų, ten, nežinau, baltą chalatą iš spintos išsitraukė ir žodžiu ir pratinę. Pradžiui pažiūrėti, kiek to nerimo užkyla, duodi pačiupinėti. Gal per pirmą konsultaciją, ten per antrą užtenka tik pačiupinėti. Kartais žmonėm ir to vaizdo, to trigerio užtenka pamatyti tas adatas ir ten jau viso deguonies nėra, kraujo smegenyse nėra, žmogus silpsta. Tai visko tenai būna, bet ketas jisai palaipsniui tą daro. Tai su baimėm taip dirbama. Aš galvojau, kad ketas irgi eina per tą kodėl klausimą, kodėl tu turi tą fobiją, nes tarkim, man buvo su vorais, kai aš supratau, iš kur man kilo šitą baimę, tai yra iš vaikystės, kai buvau maža, mane sesė prigąsdino apie vorus, kokie jie šlykštus, neliesk, nors aš būdavau kaimo vaikas, aš išsiliekus ir vorus ten rinkdavau ir vištas lesindavau, bet žodžiu, sesė mane prigąsdino, linkėjimai sesiai. Ačiū tau. Ir aš nuo to laiko pradėjau bijot vorų ir aš visą laiką jų bijojau, nesuprasdama kodėl.
Ir dabar, kai supratau, iš kur ta ateina baimė ir prisiminus, kad aš visgi nebijodavau tų vorų, dabar žymiai lengviau jaučiuosi, būdama aplink juos. Dar nėra, kad paglostų. Ar paėmų. Tarsi neįsigijau gintinio dar. Dar ne. Kol kas. Bet taip, aš, tarkim, žiūriu į juos. Yra jau tokie baisus. Jo, bet kartais žmonės ir žino, iš kur ta baimė atsiranda, o ką tada daryti. Tarsi tas žinojimas, tos baimės, kažkiek tai sumažina, Taip, bet jos nepanaikina. Ne, Tai- jo, vis dar bijau Tai aš paimti. gal daugiau čia prie įveikos jau tų metodų perėjo, bet jo, klausom. Ta prasme, kartais žmonės ir patys žino, papasakoja. Jo. Jo, šita yra. Mm. Ir ką, paskutinį klausimą norim užduoti. Tokį praktinį, kad ir klausytojai galėtų išbandyti, galbūt ir beklausant. Tai tema stresas, ne? Ir kognityvinė elgesio terapija. Ką ji gali pasiūlyti žmogui patiriant stresą čia ir dabar? Tai pirmas, kas man taip šauna į galvą, bet čia tikriausiai jau labai girdėtas, tas paprastas toksai pratimas 5-4-3-2-1. Tai prasme, toksai įsižeminimas, atsitraukimas nuo tos visos situacijos. Nes kaip ir sakiau, tas greičiausiai suveikia mūsų interpretavimas tos situacijos, bet jeigu aš atsitraukiu šiek tiek, nes visos mūsų emocijos, jos labai staigiai užkyla ir tos laikė jos atslūksta. Tai mums reikia duoti kažkiek tai šiek tiek laiko, kad ta emocija atslūktų ir mes tada visiškai kitaip reaguosim į tą dalyką. Tai nežinau šitos metodikos? Žinot? Esu girdėjus, jo, Bet bet manau- netaikau aš šitos. Jo, Ir manau, tikrai bus kas nežinos. Jo, tai 5 dalykus įvardinti, ką aš matau, 4, ką aš liečiu, 3, ką aš girdžiu, 2, ką aš pauostau, kvapą kažkokį tai užuodžiu ir 1 skonis kažkoks. Ir 5 pojūčius savo, taip? Jo, per visus šitus 5 pojūčius. Ir tada tas įvyksta toksai įsižeminimas, kaip ir ką, truputėlį atsitraukia nuo tos situacijos, emocija truputėlį atslūksta ir tada aš visai kitom akim galiu pasižiūrėti į tą situaciją. Ai, tai aš panašiai taikydavau, tarkim, akmenuką pasiemi, nežinau, kažką ir Aha. tada bandai visus 5 pojūčius tiesiog pajausti per tą akmenuką. Jo. Tai irgi Išgirsti, ką įsižeminimas. akmenukas sako. Jo, tarkim, pabarškint, numest ant žemės, nežinau. Tai jo. Jo, šitas irgi geras. Ir reikia, ne, 4 dalykus pamatyti, tu prasme, ir pamatyti juos. Jo, ir ne, 5 dalykus pamatau ir sakau, nežinau, ten lempa, kompiuteris, filmavimo kamera, gėlė, vazonas, 4 priliečiu, ten plasmasė, stalas, čia mikrofonas, ten kažkokia tai gėlė, 3 ramiai atsisėdu ir klausau, ką aš girdžiu. Ten kažkas ūžė, mašina pravažiavo, ten kažkas sutraškėjo, ten laikrodis koks įtiksi, tada 2 pauostau, tai irgi galima įkvėpti ir pasižiūrėti, ką aš čia per kvapą užuodžiu dabar, o jeigu nėra, tai tada ieškau, ką aš ten. Jo, var ten ranką. Žodžiu, ir tada skonį. Tai ką aš burnoje jaučiu, ta prasme, kas čia per skonis yra. Ir tas padeda truputėlį įsižeminti, atsitraukti nuo tos situacijos. Per tą laiką mūsų emocija šiek tiek jinai sumažėja, atslūksta ir tada šitą situaciją galiu visiškai kitom akim pasižiūrėti. Šiaip praktikuojant šitą praktiką, tada net ir į stresinės situacijas aš pradedu visai kitaip kažkaip tai žiūrėti. Visą laiką tokia atsiranda akimirka, tai kas čia dabar įvyko, kas čia vyksta. Ir tada visiškai kitaip žmogus pradeda reaguoti. Per panikos atakas irgi. O tą patį norėjau sakyti, kad aš kaip panikos atakas patirdavau, tai man labai nerimas, stresas, čia pagrindinės emocijos būdavo. Ir aš tiek negalėdavau tverti savy, kad tiesiog turėdavau, įsilipdavau į šaltą vandenį, tiesiog prisipilus vonių ir kentėdavau, bet tiesiog susitelki tuo metu į tai, kad tau šalta yra, kad kaip čia bloga dabar, į tą fizinį pojūtį kažkokį. Aha. Ir čia nėra kažkoks, nežinau, žalojimas savęs galbūt, nes... Bet jeigu sėdi lediniam vandenį, nežinau, ne, tam pusvalandį, taip, kojos jo, čia pamėlsta. viskas susaiku. Tai jo, tai ir to pačiu ir sveika, kartais pabūšaltam vandenį gal. Jo, labai gerai. Iš tikrųjų labai. Ja, dabar galvoju, apie panikos atakas gal netęsiam toliau. Gal. Antrai daliai. Tai ką, ačiū labai.
Dėkui labai, kad pakvietėt. Visai smagu buvo pabūti ir tokiam formate pirmą kartą. Linas prisvilo. Ja, dėkui labai. Smagus labai pokalbis. Nu, sakau, kai tema yra tokia žinoma, tai visai tie ir atsakymai tokie greitai radosi. Nu, šiaip smagu buvo pabūti. Ačiū labai. Taip, ir noriu Ačiū tau. paminėti, kad Agnės kontaktus galėsit rasti aprašyme po šio video. Gerai. Valio! Ir ačiū labai. Ačiū, kad klausėtės. Pasidalinkite komentaruose, kas jums padeda įveikti stresą. Ir jeigu jums šis epizodas patiko ir buvo naudingas, nepamirškite paspausti patinka, prenumeruokite mūsų kanalą ir būtinai pasidalinkite su kitais. Su jumis buvo Rūta ir Fausta, tinklalaidėje Su kitokia realybė, nes kiekvieno realybė yra svarbi. Iki.